ta visa tarpusavio skolinimo idėja, tai iš tiesų tai labai paprastai gimė. Žiūrėjau Bloombergą. Tenais buvo interviu su tuo metu Lending Clubo įkūrėju. Lending Club is trying to resolve that problem and by operating at a lower cost than the traditional banking system. Wow, galvojau, kažkas įdomaus. Labai skeptiškai žiūrėjau tą idėją iš patoržų, bet išgirdęs Vytautą ir jo papasakojimo, kaip viskas vyksta Amerikoje, aš patikėjau ir supratau, kad tai gali būti revoliucija. Mes tikime, kad žmogui gali būti banku. Savit mobili aplikacija, tai yra dalyjimas ekonomika. Mes sukūrėme galimybę, mes suteikėme skaitmeninę platformą. Tie žmonės, kurie nori prasmingai darbinti pinigus, turi tokią galimybę. O tie žmonės, kurie šiuo metu nori pasiskolinti, gali pasiskolinti žmogiškomis sąlygomis. Kai aš buvau bankininku, aš norėjau ir mano pagrindinis tikslas buvo pakeisti tą nusistovėjusių santykių tarp kliento ir banko. Man atrodo, kad tas santykis yra neteisingas, kad bankas ir bankininkas kažkur aukštai, o klientas čia toks truputėlį žemiau. Ir iki šiol bankai yra arogantiški, pasikėlę ir man norisi tai pakeisti. 2013-2014 metai visur aplink yra greitieji kreditai. Iš principo dar visi gyvena 10 metų krizę. Vartojimo kredito rinka tuomet buvo tokia, kad tikrai skolinasi žmonės ten ir už 50, ir už 100%, ir už 200%. Pasitikėjimas bankais buvo istorinėse žemumose. 13-14 metais kaip tik Lietuvos bankas sureguliavo šitą rinką, pasikeitė žaidimo sąlygos. Nebebuvo galima skolinti drakoniškomis sąlygomis ir mes atėjome į šitą rinką tam, kad konkuruoti ir gydyti klientus nuo greitųjų kreditų. Mes buvom maži, neturėjom pinigų televizijos reklamai ir darėm internete, laimėjom geriausių metų internetės reklamos apdovanojimą. Ir tada jau kai nutarėm, kad jau reikia išeiti į eterį, tai išėjom į radiją. Bobute, kodėl tu tokia stora? Nes tu man moki žvėriškas palūkanas. Ką veiksim, turtingieji greitųjų kreditų kurmiai? Bankai yra kaip asilai. Kaip kiaulės. Tai, aišku, gavom skundą iš karto. Bankų asociacija. Tam, kad viską daryti atsakingai ir tvarkingai, susitvarkime vartojimo kredito licenciją, bet tokios veiklos kaip tarpusavio skolinimas, jos nebuvo, ji nebuvo legali. Ir gaunam laišką iš Lietuvos banko, kad sveiki, jūs vykdote nelicencijuojamą veiklą ir mes norim, kad jūs užsidarytumėt. Ir tada buvo tokia labai savaitė, kur mes realiai kasdieną galvojom, ką daryti. Ir parašėm Lietuvos bankui sveiki, vertinam, bet neužsidarysim ir laikomės, esminį dalyką laikomės visų vartojimo kredito įstatymo nuostatų, reiškia, atsakingai skolinam ir kvietėm susitikti ir kvietėm sureguliuoti sektorių. 2015 metais, 16 metais jau atsirado toks normalus reguliavimas. Atsirado griežtesnis vartojimo kredito rinkos reguliavimas. Tie tokie įstatyminiai saugikliai uždėti, tai jie iš principo paveikė, kad ta vartojimo kredito rinka normalizavosi. Dabar per mėnesį mes suteikime apie 2,5 milijono paskolų. Šių metų tikslas suteikti daugiau negu 30 milijonų paskolų. Tai portfelis labai sparčiai auga ir mūsų klientų ratas ir investuotojų. Aktyvių investuotojų turime daugiau negu 15 000, paskolų gavėjų turime beveik 30 000, tai skaičiai yra pasikeitę. Mes vis po truputį atsikovojam rinkos dalį iš bankų ir kitų žaidėjų. Anksčiau, tai žmonės padeda bankui, bankas ten kažkokį ten mizerį moka tau tas indėlių palūkanas, o pats perskolina ir pasiema tą greitinėlę, ten jau nusiema. Tai čia buvo galimybė eliminuoti tą tarpininką. Savikė, aš atsimenu, buvo turbūt pirmoji, kuri pasiūlė sutelktinio finansavimo galimybės. Konceptas, kurį pristatė, tai šiaip labai patiko. Eliminuojam tarpininkus kaip banką kažkokią. Aišku, tarpininkas yra platforma, bet daugiau tiesiog techninio klausimų, kad užtikrins sklandų sujungimą žmogų su žmogum.
Pradėjau investuoti apie 2014 metai, kai tik startavo platforma, tai natūraliai gavo didžiausią investicijų injekciją. Kiek atsimenu, pagrindinė problema būdavo spėti suinvestuoti. Pasiūlymų, paskolų jos labai ten greit baigdavosi. Lyginant su kitais, tai pajamingumas yra vienas didesnių lyginant asmeninį mano portfelį savį. Ir defaultinių santykis su aktyvių, pas mane bent jau mažiausias, yra jau nusistovėjęs. Jau šiandien mes turime daugiausia produktų iš visų mūsų konkurentų. Turime 3 paskolų tipus, tai yra vartojimo paskola. Pirmieji rinkoje turime galimybę būsto paskolą suteikti. Trečiasis produktas – paskola smulkiam ir vidutiniam verslui. Apie savį sužinojom tuo momentu, kai turėjom didelių planų plėstis, mums reikėjo pospirio piniginių į priekį. Rinkome savį, todėl kad bendradarbiavimas buvo greitas ir užtikrintas, kai tau reikia pagalbos, jie reaguoja greitai. Su savį pagalba ir ne tik, per pastaruosius metus mes sugebėjome išaugti nuo 1 iki 4 lokacijų šiuo metu. Mes jau veikiame 10 metų. Visuomet savo platformos investuotojams generuojame dviženklę grąžą. Tas bendruomeniškumas, išlaikant tą ryšį su savo investuotojais, pačios platformos, labai reikia tą vertinti. Dabar šitas sektorius puikiai gyvena, sakyčiau, esam Europos lyderis. Labai džiugu, kad tiek daug turime įmonių. Labai smagu, kad labai daug yra ambicingų žmonių veikiančių, fantastiškai jauni žmonės, ėję iš skirtingų sektorių, su skirtingom patirtim ir tikrai puikiai tvarkosi. Dažnai pasirinka mus nuo studento iki tikrai pagyvenusio garbaus amžiaus žmogaus. Dėl to žmogiško santykio, žmogiško požiūrio ir dėl mūsų rūpesčio, kurie tiki mumis, kurie mato tame ir dar didesnę prasmę. Ir mes tikime, kad mes vienas kitam galime padėti.